prašymą, kad būtent šitą gruodžio mėnesį, kuomet žmonių nuotaikos pakankamai prieš kalėdinės geros, kad visi baktai išeitų platinti jo transcendentinę literatūrą. Iš tikrųjų toks palankus metas bendrauti su žmonėm. Prabhupada buvo labai intelektualus, jis jautė, kada geriausiai padarytą maratoną. Va. Ar yra šiandien pirmą kartą, kas atkeliavote į šią šventiklėlę? You first time, yeah? Vieną turim svečią, kuris... Aha. Pirmą kartą, bet jūs matyta kažkur man. Supratau. Va, smagu. Tai kaip ir sakiau, daugiau skirsim šiandien, būtent ne daugiau, o visiškai skirsim būtent kas tas yra knygų platinimas, kodėl reikia tas knygas platinti. Ir mes paskaitysim vieną posmą iš Bhagavad Gitos, kurie kalba, kiek brangus baktai, kurie skleidžia jo žinią, jo šlovę. Taip pat aš atsinešiau tokią knygelę, kur yra Šilos Prabhupados pasisakymai šią temą, laiškų temą. Aš pamėginsiu improvizuotai išverst, kažką irgi paskaitysim. Ir pasidalinsiu savo nedidelę patirtim, kaip tas viskas vyksta su žmonėm, tas procesas. Ir iš jūsų norėsim išgirsti, kas nors galbūt irgi pasidalinsit, kurie yra platinę. Iš tikrųjų, man atrodo, visi esat kažkiek pamokslavę, taip vadinama. Esat kam nors pasakoję arba giminėjim, arba artimiesiem apie Krišną, apie Krišno sąmonę. Vis tiek kažkas esat kam nors sakė. Esat? Jo, ir kartais susidurėm su visokiais nesklandumais, ne? Gerai, tai po to pakalbėsim ir apie tai, ir kad būtų autoritetingai, pradėsiu nuo Bhagavad Gitas. Mes paskaitysim šiandien 18 posmą, tiksliau 18 skyrių, 68-69 posmus. Pradžioj paskaitysiu sanskrito kalbą, nes sanskrito kalba Krišna, būtent pats aukščiausias Dievo asmuo, būtent šita kalba, kurią mes pamėginsim paskaityti, irgi jisai perteikė šitą Bhagavad Gitą, žodis į žodį. Lygiai taip pat pats Dievas kalbėjo šitą kalbą prieš 5000 metų maždaug. Tai va dėl to, kaip irgi yra svarbu prisiliesti prie tos sanskrito kalbos, nors mes galbūt ne visi labai gerai suprantam ją, tą sanskrito kalbą, bet vis tiek ją palanku netgi tart, netgi nesuprantat arba gerai neištariant. Bet jeigu tai darom nuo širdžiai su meilė, Krišna užskaito, kaip ir ten bebūtų. Va, tai pamėginkim. Ja idam paramam guhyam mad bhaktish abhidaksyati bhaktim mayi param kritva mam evaishyat asamshaya. Ja idam paramam guhyam mad bhaktish abhidasyati bhaktim mayi param kritva mam evaishyat asamshaya. Ja idam paramam guhyam mad bhaktish abhidasyati bhaktim mayi param kritva mam evaishyat asamshaya. Ar jūs skaitot sekmadienį, kas nors iš publikos? Ne? Tiesiog pažodinį dar irgi. Tai dabar pažodinį aš pasakysiu sanskritą, jūs pakartokit sanskritą, aš pasakysiu lietuvių, jūs irgi pakartokit lietuvių. Ir kas man įdomiausia, visą laiką būdavo toks niuansas, kad visi baktai, kai sanskritą, tai išdainuoja. Jaha, visi jaha, o lietuviškai jau sako tas. Aš galvoju, kodėl lietuviškai irgi neišdainuoja? Tas irgi galėtų būti. Kaip tai būtų lyrinis nukrypimas. Jaha, tas. Idam šią paramam pačią guhyam didžiausią paslaptį mat mano
Bhakteshu Tarbaktu Abhidasyati aiškina. Bhaktim pasiaukojimo tarnyba. Mai man. Param transcendentinė. Kritva atlikdamas. Mam pas mane. Eva tikrai. Ešyati ateina. Asamšyaha be abejonės. Vertimas ir komentaras jo dieviškosios malonės eisi Bhaktivedantas Swami Šrila Prabhupada ki jai. Tam, dabar aš paskaitysiu visą posmą, po to galėsim irgi posmą pakartoti visi. Tam, kuris šią aukščiausią paslaptį atskleidžia bhaktoms, tyra pasiaukojimo tarnyba užtikrinta ir po mirties jis grįž pas mane. Dar kartą paskaitysiu. Tam, kuris šią aukščiausią paslaptį atskleidžia bhaktoms, tyra pasiaukojimo tarnyba užtikrinta ir po mirties jis grįž pas mane. Dabar galim visi pakartoti, nes tas posmas yra toks svarbus, jį atsimint. Čia Krišna sako, ką daryti, kad mes grįžtumėm pas jį atgal namo. Mūsų tikslas kaip ir yra atstatyti meilės santykių su Krišna ir grįžti atgal į dvasinį pasaulį. Tai va tą posmą būtų gerai atsimint, nes tai yra, kaip ir jisai sako, ką reikia daryti, kad grįžt pas jį. Tai va pakartokim. Tam, kuris šią aukščiausią paslaptį atskleidžia bhaktoms. Tyra pasiaukojimo tarnyba užtikrinta. Ir po mirties jis grįž pas mane. Nu, dabar komentaras. Paprastai patariame aptarti Bhagavad Gitą tik tai su bhaktom, nes abhaktos nesupras nei Krišnos, nei Bhagavad Gitos. Nepripažįstantieji Krišnos ir Bhagavad Gitos tokių, kokie jie yra, neturėtų, kaip jiems patinka, aiškinti ir taip daryti įžeidimus. Bhagavad Gitą reikia aiškinti tik tai tiems žmonėms, kurie pasiruošia pripažinti Krišną aukščiausių Dievo asmeniu. Ši knyga gali būti diskusijų objektas tik tai bhaktoms, o ne spekuliatyviems filosofams. Tačiau kiekvienas, kuris nuoširdžiai mėgina pateikti Bhagavad Gitą tokią, kokia ji yra, padarys pažangą pasiaukojimo veiklos srityje ir pasieks tyro pasiaukojimo būvį. Tokio tyro pasiaukojimo dėka jis būtinai grįš namo atgal pas Dievą. Kai aš bandžiau rinkti posmą, kažką buvau atsiminęs, kad Krišna labai šlovina ir myli tą bhaktą, kuris pamokslauja, kuris šlovina Krišną, duoda, skleidžia Krišno sąmonę. Ir aš susisiekiau su Šatakula, sakau, Šatakula priminkit, kuris posmas yra, kur labai jis myli pamokslautojus. Jis man tą davė posmą, po to aš skaitau ir žiūriu, kad čia rašo, kad Krišna myli tik tai tą, kuris atskleidžia bhaktoms. Tai dabar aš galvoju, kaip ir kai eini pamokslaut, tai ten kaip ir pavadina ir niekšus to žmonės, ir mėsaėdžiais, ir visokiais juslių tenkytojais, o mes bandom skleistą Krišno žinią, Bhagavad Gitas platintiem, vadinamiem niekšam, ne? Ir galvoju tada, kaip čia būtų toksai prieštaravimas tada, tai kaip ir mes nepatenkam į tą kategoriją tada visai, kur einam, platinam, reikia tarp bhaktų tada platintą žinią skleist, diskutuotos klausimus Krišno sąmonė. Tai va, bet po to pradėjau medituot, kaip čia dabar reikės man irgi papasakot jum, kaip tai susiję, kad čia bhaktamų, o įkvėpt, kad eit platint žmonėm, ne? Bet iš tikrųjų pradėjau medituot ir supratau, kad mes turėtumėm eiti tokioj nuotaikoj pa žmonės, suprasdami, kad jie iš tikrųjų visi jau yra Krišnos dalelės. Jie vienaip ar kitaip jau yra bhaktai, tik tai jau užmiršę tą. Tai va, mūsų misija pažadint tą Krišno sąmonę, dieviškumą tų žmonių. Pas kiekvieną žmogų jie yra dieviški, tobuli, tik jie užmiršę tai.
Ir jeigu mes iš tikrųjų einam su ta nuotaika, žmonės neinam su ta nuotaika, kad o čia niekšai, visokie mėsėvalgiai, jūslių tenkintojai, tada nesuveikt, gali nesuveikt. Mes turim iš tikrųjų eiti su meilė į tuos žmonės, kokie jie bebūtų, nes pažiūrėjus savo praeitį, kaip ir mes tokie irgi panašiai kažkas vyko su mumis, mes ir mėsą valgėm, ir visokias nesąmonės darėm. Dėl to taip juos labai kritikuoti ir nereiktų tos žmonės. Jie visi dauguma iš tikrųjų, didelis procentas tų žmonių yra tiesiog suklaidinti arba jie neturi žinių. Dėl to jos pasmerkti nereikėtų, jos eiti juos su meile. Ir tada tas labai suveikia, žmonės labai jaučia, jeigu tu eini iš tikrųjų su meile į to žmonės, o ne su kokiu nusistatymu, kad aš čia duosiu jums arba parodysiu, aš čia toks, o jūs tokie. Jeigu eini pa žmonės su meile, jie tą pajaučia. Ir atsižvelgiant į tą posmą, tada, jeigu mes žiūrim į žmonės kaip į Dievo dalelės, Krišnos tarnus, tai mes kaip ir galim tada pamokslauti Bhagavad Gitą tiem žmonėm. Žiūrim kaip į lygių savo, ta prasme, neišaukštintai, kaip aš čia toks, o jie maždaug žemesni daug už mane. Ir kitas dalykas, kas atsitinka, mes einam vėlgi dėl savęs, daugiau dėl savęs, kad patys ugdytis irgi Krišnos sąmonės įgaut, kad ugdyt nuolankumą, ugdyt tą pačią meilę, pagarbą kitom gyvom būtybėm. Ir tai didžiulė mokykla eit į sankirtaną, pamokslauti kitam, tai didžiulis širdies valymas. Kaip aš vakar platinau Tauragėj, buvau irgi galvoju, ką man daryti, ar važiuoti platinti, ar vis dėlto reikėtų kažką pasiruošti, paskaityti čia prieš šitą paskaitą sekmadienį. Bet galvoju, reikia važiuoti praktiškai, vis tiek kažkas realizacijos iš vidaus, tai sakau, reikia eiti platinti, kad čia prie knygų dabar sėdėsiu. Ir irgi tokia realizacija į tą temą gavau, kad kur yra šitie skaitmeniniai, Tauragė irgi nemažai buvo tų skaitmeniniai, kur būna kodinės, kas sankirtana žinot, irgi Krišna ten duoda intelektą kaip atrakin, kur yra kodinės durės, tai mes naudojam, paprastai būna užrašyta ar viršui, arba pažiūrim, kur nutrinta paspaudžiam, ta prasme, arba tiesiog jos atsirakina kažkokiu tai būdu. O ten būna sudėtingiau, kur būna diktofonai, ta prasme. Bet irgi įgavau tokią patirtį, kad paprastai 100% žmonės atidaro, kai kažkur numerį surenki, klausia, alio, sakai, sveiki, knygnešį leiskit. Ir žmonės atrakina iškart, praktiškai visur tokie, knygnešį leiskit. Ir jiem kažkaip suveikia, atidaro. Ir tai buvo irgi taip sėkmingai platinau nuo viršaus į apačią. Ir po to irgi atidarė viena dukra, su ją gražiai kalbėjau ir motina tokia, batas tokia, kur čia nereikia, maždaug eikit iš čia, ko čia apgaudinėjat, maždaug užtrenkė iškart duris. Ir aš nuėjau prie sekančių durų. Ir po to vėlinai atidaro duris. Kas čia jūs įleido? Maždaug, apsimetelis jūs. Ir aš taip galvoju, iš tikrųjų aš nesu tyras atsidavęs, skleidžiu tą tokią žinią. Ir tai man toks mokytis, tokia pagarba šią iš tikrųjų, kad kai su visais gerai, tai gerai, bet kai su tokiu žmogu, jinai man ypatingas mokytojas. Iš tikrųjų tiesą sako, galvoju, ne aš tyras atsidavęs, pats turiu visokiausių materialių prisirišimų, dabar skleidžiu tą tyrą žinią, tikrai aš apsimetelės, ta prasme, vadau perteiktą Krišnos sąmonę. Priėmiau tos jo žodžius, sakau, yra tiesos, tai kas jūs įleido čia, sako. Sakau paprastai, jeigu nuoširdžiai labai paskambini žmonėm, jie laukia tų žinių, sakau, jiem reikia, jie nori tų dieviškumą, sakau, autoritetingų šventraščių, tai žmonės įleidžia. Tai ką jūs čia turit, sako, iš visai. Sakau, šventraščiai, vedu šventraščiai, seniausia pasaulio literatūra ir autoritetinga, sakau, su meilė žmonėm nešiojam, kad jie galėtų tobulėti,
tarpusavį geriau sutart, santykiuose, visuomenė, vat, kad pakeltą dvasingumą, sakau, atliekam tokią misiją, sakau, tas dalis tiesos yra, aš bandau, ką galiu geriausio, sakau, bet tas tiesos, kad pas mane irgi yra tos nešvaros, bet sakau, bendraudamas su žmonėm, aš irgi valausi. Ir galiausiai su jie pakalbėjau ir pavyko irgi ją išplatinti, irgi Bhagavad Gita. Jinai paėmė Bhagavad Gita irgi. Va, tai tas labai duoda, kai tu Krišna tada pažadina tam žmogui irgi per širdį. Krišna pamato, kad tu esi nuoširdus, kad tu įvertinai tą priimi, ką žmogus sakė, ir tu nuoširdus pabuvai, tada jisai taip sukontaktuoja, atveria vartus tada, jeigu pamato, kad tu iš tikrųjų nuoširdus, nuolankus. Ir ne vienas toksai atvejis yra man buvęs, kai žmonės užsipuola ant tavęs, ne su pagaliu arba nušaut nori, ir galiausiai tu neutralizuoji ir išplatini knygą, galiausiai. Tai tokiu atveju, tai tas yra to gėrio, tos meilės neįmanoma jokia neapykanta arba blogais dalykais nugalėti. Jeigu tu tikrai pavyksta būti nuolankiam ir nuoširdžiam, žmogų tą transformuoja per kelias sekundės. Kai buvo toksai atvejis, irgi pas vieną žmogų irgi pasiskambinau, toks vyriškis buvo, irgi jisai nesąmonės, ką čia pliurpėt, apgaviką, eikit iš čia, sektantai, taip toliau. Kur, sakau, sektantai, sakau, kokie apgavikai, sakau, aš nuo viršaus leidžius kiekvienoj trobelį, sakau, palikau po knygą, sakau, pirmą keistolį tokį, kaip jūs sutikau, kuris nenori knygos. Sako, taik pas tą kaimynę, sako mano, ar jinai paims. Sakau, tvarkoju. Bet jeigu, sakau, jinai paims ir jūs būtinai turėsit paimti, sakau, sutarėm. Gerai, sako, jeigu jinai jau paims, tai aš tikrai, sako, irgi paimsiu. Tvarkoj, sakau, ir aš jau tyliai meldžiuos Krišną, tada jau įkvėpk tą moterį, ar ten kas ten kaimynė bus, kokia aš ten jau besutiksim, tai Gaura Čandra. Kokia jinai ten bebus, kad prašau viešpatė tada padaryk taip, kad jinai priimtų knygą. Ir paskambinu tada į duris, tai moteriškiai, atidaro moteriškiai ir aš tik tai pasakiau vieną sakinį, kad paliekam šventraščių, šventą literatūrą, kažkiek paaukokit. Jinai nei pusę žodžių iš karto paėmė knygas, iš karto paaukojo. Kaimynas stovi šalia ir žiūri. Ir viskas atsisveikino, uždarė duris. Dabar sakau, jūsų eilė. Aš vis tiek, sako, neimsiu. Sakau, bachūras, taigi buvom sutarę viską gražiai, tai kodėl čia taip apgaudinėjat? Neimsiu, išėjau, užsidarė duris. Ką darysi, galvoju, leidžiuosi į apačią ir kažkokia moteriškė kyla laipteliais. Sakau, kaip gerai, kad grįžtat, būtumėm prasilenkę, sakau, kaip tik. Ir irgi jie smilkaliuką, sakau, pasišventysit namelius ir knygelę, prašau, šventraščiai. Ir sakau, kažkiek paaukokit irgi. Ir moteriškėlė tą paaukojo, irgi paėmė tą knygelę ir žiūri lipa ir jinai ėjo į tas duris, kur tas visiškai mane apgavo, kur žadėjo paimti. Vėlgi, kai mes iš tikrųjų labai labai trokštam ir norim, Krišna vienokiu ar kitokiu būdu sutvarko, kad pasiektų tą asmenį knygą vienokiu ar kitokiu būdu. Kitas atvejis buvo irgi kartais ant tos bangos, kai atsisėdi, noris, kad kiekvienas žmogus 100% turėtų knygą. Tokie kartais būna užsispyrimas. Užsispyri bet kokiais būdais, kad išplatinti kiekvienas duris. Ir buvo toks irgi atvejis, kur irgi daugiabutim, prastai būna 3 duris. Pirmam durim išplatinam, antrom durim, gerai pakalbėjau su tais kaimynais. Ir trečias duris skambinu irgi, jie netidaro. Netidaro tų durų. Kažkas sukalbėjo, kas čia ko nori maždaug. Sakau, čia nebijokit, šventi dalykai, atidarykit, žmonių nebijokit, kas čia daro, žmonių negibijot. Kažką tenai pavapėjo. Sakau, taigi šventraščius atnešiau, priimkit. Ir nutilo ta moteriškė. Ir aš tada dar kartą skambinu, barškinu, tyla, nebetidaro.
Galvoju, kaip čia dabar padaryti, kažkaip noris ir ją išplatinti. Tada aš nuėjau pas tų kaimynų, kur išplatinau. Vėlgi pačirškinau kaimynam. Sakau, ar galėtumėt padėti, kažkas atsitiko galbūt tai kaimynė jūs. Sakau, ką tik kalbėjau per duris ir sakau, tilo ir nutilo, sakau. Gal kas blogai, ar su sveikata kas nors, ar ką, atrodo, kalbėjau tik ką va prieš sekundę, viską kalbėjom, jau norėjau, sakau, duris daryti ir kažkas tilo nutilo, sakau. Gal galit, sakau, padėti pašaukti ją vardu, ar ką tai kaimynė, kas ten yra, gal reikia pagalbos. Kaimynai irgi šoko ir ten skala, Adelė, atidaryk čia kaimynai, nebijo kaimynai, kas. Adelė atidaro duris, kas yra, maždaug. Ai, tai sakau, Adelė, jums viskas gerai, aš jau persigandau, sakau, kaimynus va kviečiu, sakau, kodėl kalbėjom duris, jau galvojau, kas nors atsitiko, kalbėjom, durų netidarot. Tai ko jūs norit, sako, nu tai va, sakau, kaimynam irgi va, šventą pareigą atliekam, palikom šventraščius, nuostabiai visi laukia ir jum atnešėm, kaip į ko jūs prastesnė maždaug. Nu irgi su jie pašnekėjau, kaimynai, jo, čia geras, irgi užtarė kaimynai ir viskas, jei kaimynai irgi nebuvo kur dingti, tada turėjo paimti ir paaukoti. Nes paprastai kaimynam yra svarbu, ką kiti pagalvos. Irgi dažnai klausia, o tai tas kaimynas ėmė tas, kur čia viršui? Ėmė irgi, sakau, nu tai gerai. Ir tokia nuotaika, kaip tik įeini, kad tikrai visi ima ir tada visi pradeda imti. Tu sakai, visi aukoja ir visi ima. Ir tada iš tikrųjų visi pradeda aukoti ir visi imti. Jeigu mes nusistatom, kad retas, kuris ima arba mažai kas aukoja, tai taip ir bus, mes patys susikeliam. Bet jeigu einam į tą nuotaiką, kad visi ima 100% ir visi 100% aukoja, tai tokia atmosfera susidaro iš tikrųjų visam name, visam daugiabutį, kad žmonės visi tada ir ima. Jie papuola į tą, kaip sako, platintai, kur sako, transcendentinį burbulą. Jie patys nesuvokia kartais, bet jie dažnai irgi būna, kur žmonės. Tu atidarai, susakai, išplatina, jis tai toks, kai robotas atneša piniginę, ištraukia, paima knygą. O ką man reikia, sako, čia. Tu sakai, jau skaitysit, viskas bus gerai, suprasit. Čia va adresiukai, jeigu ką, parašykit laišką, skambinkit. Va. Tai tokie įdomus dalykai Sankirtanoj. Kaip sakau, ne tik mes padedam žmonėm, bet ir padedam labai patys savo, būtent Sankirtaną. Ir aš nuo savęs galiu pasakyti, kad tai pats greičiausias, galbūt ir pats geriausias širdies valymas, būtent Sankirtaną išeiti pamokslauti, nes tave atveria daug iš tikrųjų labai subtilių, gražių dalykų. Ir kitas dalykas, tu, kaip sakyt, daug gauni fan, kaip išverst, daug bendraudamas su žmonėm. Ir tu pajauti, kaip viską veikia Krišna, kaip veikia per tave. Kaip irgi, galbūt girdėjot, buvau užsiminęs tokią istoriją, kaip mes važiavom irgi su mašina ir buvom nutarę važiuoti būtent į tą miestelį ir viskas. Ir pradėjo mašiną trūkčiot. Trūkčioje kažkas negerai, sustojom prie kažkokio kaimelio. Bet tas dar kitas, kur suplanuotas mums už 15 kilometrų kažkur. Ir viskas, užgeso mašina nebejuda. Nu ką darys, sako, einam tada į šitą, čia kur šalia. Kai tik sugalvojom į šitą eit, užkūrėm, mašina užsivedė, įsukom į tą miestelį šalia, mašina atrodo viskas veikia, tvarkoj. Tai sako, važiuojam tada, kur suplanavom. Tik apsisukom važiuot, užgeso vėl mašina. Po to dingt pajutimas, reiškia, Krišna nori, kad čia tvarkoj, atsiduodam jam, ne kaip mes norim, kai Krišna nori. Ir tvarkoj, pasilikom tą tada kaimelį ir ten labai ekstatiškai viskas platinasi. Taigi žmonės labai ėmė knygas. Tai irgi tas įdomu, kaip Krišna tvarko, ką jisai nori, mus valdo kaip įrankius, kur jisai suplanavęs, ne kaip mes suplanavę irgi kartais, taip griežtai. Ir viskas paplatinė, po to su to mašina nebuvo jokių problemų, užsivedė, jinai toliau važiavo, kaip net nežinojom, kokia priežastis buvo ten šis tai mašinai. Tokie dalykai. Ir ką Krišna sako, kitam posme 69 tekstas. Nėra man šitam pasaulyje brangesnio tarno už jį ir niekada nebus. Tai jisai
iš tikrųjų labai myli tie, kurie, kur sakau, skleidžia Krišno sąmonę. Tai mes turėtumėm visi būti toj nuotaikoj, kur viešpačiai Tanė irgi sako, kiekvieną, ką sutinkam, kalbėkim apie Krišną, duokim jam žinot apie jį, nes kitaip mes būsim labai patys niekšeliai, godus, kaip tas žodis, godus. Jeigu nesidalinsim, mes žinom, skūpų šiukštus jo. Jeigu mes žinom tą Krišną sąmonę, mes patys radom, ko seniai ieškojom ir žinom, kad tai yra tobulo žinias ir neduodam kitiem, tai mes labai šykštus skūpus, mes turim dėl to dalintis. Ir kai mes dalinamės, Krišna sako, nėra man šiame pasaulyje brangesnio tarno už jį ir niekada nebus. Jis labai myli savo atsidavusius, kurie skleidžia jo šlovę. Aš dar atsinešiau knygą, improvizuotai paskaitysiu iš Šrilos Prabhupados. Yra tokia knygelė, kur čia surašyta, kad būtent įkvėp mus platinti knygas. Tai čia Šrila Prabhupada visą laiką bendraudavo su savo mokiniais, duodavo nurodymus. Būtent knygų platinimo tema čia išleista šita knygelė. Kad ir čia gale užrašyta, Šrila Prabhupada prašo, nuolankiai prašau, padėkit man. Tai mano prašymas. Platinkit, kiek galit, daugiau knygų, kiek galit, įvairiomis kalbomis ir platinkite jas po visą pasaulį. Tuomet Krišno sąmonės judėjimas automatiškai išsiplės. Prabhupada irgi daug kur akcentuodavo, kad tai yra, atsiprašau, visų kitų departamentų ir sakydavo, kad tai pagrindinė veikla. Sako, kodėl aš visą laiką taip pergyvenu, kur knygos, kiek knygų, nes sako, tai mano dvasinio mokytojo nurodymas. Jeigu tu turėsi bent kažkiek pinigų, platink knygas. Šrila Prabhupadai būtent dvasinis mokytojas Bhaktisiddhanta Sarasvatis davė tokį nurodymą, kad jeigu tik tai turėsi pinigų, platink knygas. Dėl to Prabhupada Los Andžele per paskaitą sakė, kreipėsi į mokinius, sako, todėl aš jūsų visų prašau, padėkit man platint šitas knygas, nes tai mano dvasinio mokytojo nurodymas. Ir netgi Bhaktisiddhanta Sarasvatis irgi sakydavo, kas iš tų šventyklos statymų, sako, dabar pastatė ten Gaudiya Matoj šventyklą ir visi dabar galvoja, sako, kuriam kambarį norėtų apsigyventi. Sako, aš norėčiau geriau parduoti šitos visus marmurus ir geriau literatūros prispausdinti apie Krišnos sąmonę ir platinti. Prabhupada daug kartų irgi užsiminęs buvo, kad pirmiausia turėtų būti koncentruojamas į knygų platinimą, po to šventyklų statyba. Yra netgi video, kur sakydavo, first books, sako, atsiminkit tam visą laiką, pirmiausiai knygos, jeigu lieka, tada kitai veiklai. Bet sako, knygų sąskaitą, sustabdyti knygų platinimą arba spausdinimą negalima kitos veiklos sąskaitą. Sako, pirmiausiai turi būti knygų platinimas. Nes tai yra pagrindinė misija duoti žmonėm Krišno sąmonę. Kaip Prabhupada irgi mini čia laiškuose, sako, nesvarbu, kokioje mes kondicijoje, ar mes būsim pragare, ar rojuje, ar Krišna mums duos geresnės sąlygas, mes vis tiek pirma koncentracija turi būti knygas. Ir taip pat Šrila Prabhupada dar yra sakęs, kad apie visą kitą veiklą aš galiu nuspręsti palei tai, kaip yra platinimos knygos. Kaip sėkmingai yra platinamos knygos, aš galiu nuspręsti, kokia yra kita veikla, ant kiek jinai yra sėkminga. Visą laiką taip pat akcentuodavo, jeigu, pavyzdžiui, trūksta lėšų, jis irgi sakydavo, visą laiką, sako, tada nevyksta knygų platinimas. Jeigu vyksta pamokslavimas, lėšų, materialių išteklių irgi niekada netrūks. Nes vėlgi atsiminiau istoriją iš savo patirties,
kad man reikėjo, kažkada aš ją pasakojau, kad man reikėjo pervažiuoti iš vieno Lietuvos galo ir į kitą. Ir kaip tik buvo benzino bakas tuščias ir aš neturėjau tuo metu lėšų. Ir taip sunkiai platinos, čia buvo Vilniaus rajone, daugiau rusakalbių, Lenkų toks rajonas. Taip sudėtinga buvo, sunki tokia publika. Ir galiausiai jau vieną jau temsta, vieną iš paskutinių trobelių. Užėjau vėlgi tokia sunki moteriškė, sunkus vyriškis ir su jais bandžiau, niekaip man nepavyko jokios knygos jam išplatinti. Tada sakau, bent jau kažkiek paaukokit, jau nieko nesitikėdams iš jų, bet vis tiek kiekvieno žmogaus, kuriem ir neišplatinu knygas, gali pasakau, bent kažkiek paaukot. Netgi centą paprašau, nes vėlgi tai yra agata sukriti vadinama tam žmogui. Jeigu jisai bent kažkiek paaukoja, jisai deda pliusą, savo bonusą, agata sukriti, jis jau atliko veiksmą, užsidėjo pliusą, jam palanku, dar kažkada sutiks baktą, dar pliusą ir jisai galiausiai galės prieiti prie Krišnos. Tai tos bobutės ir deduko irgi paprašiau, sakau, gal galit bent kažkiek tada paaukot, prisidėti prie tos šventos veiklos. O paaukot, sako, tai galiu. Ir jinai nuėjo į kambarį, ateina, popieriuką išvynuoja ir duoda man 300 litų. Iš pradžių nesupratau, gal jinai čia kažką susibaišė, paimsiu tas 300, gal čia pagalvos, kad vagis dar kažkas nesusipratimas kažkoks. Tai aš pats net nedrįstu imt, bet sakau, tai jūs čia paaukoja tuos visus, nori čia paaukoti, tai mūsų gražiai veiklai. Tai jo, sako, paaukosi, sako, vat gražų darbą dirbat, sako, paaukosim tos visus. Na, toks iš vis nepaaiškinamas dalykas, kur paprastai su visais žmonėm kalbėjom, kur kalbėjau prieš tai, lygiai tokia pat sunkumo ta močiutės to dėduku buvo, ta prasme. Ir vėlgi Krišna veikia per to žmonės. Ir tokiu būdu Krišna pasirūpina, kai reikia kažkokių lėšų. Jisai žino, kad reikia ir jisai duoda vienokiu ar kitokiu būdu, netgi per visiškai netikėtą situaciją, kur atrodo turėtų tie žmonės nieko neaukot. Plus. Ir niekaip aš jiem knygos negalėjau, po to jau kaip aukoju, bet prašiau, kad nors mažutę paimtų, niekaip negalėjau. Aš jiem vis tiek palikti jokios knygas. Tokios situacijos. Kas liečia daug visokių nuotykių. Yra irgi esu pasakojęs, kaip transformuoja žmonės būtent tą energiją, kai tas kleidi irgi, kai jie susiliečia, pajaučia, kad tai yra tikra, kur irgi esu pasakojęs tą istoriją, tarp kito tam pačiame rajone. Buvo čigonas su akumuliatoriais, pilna pasata akumuliatoriais, ten prisikrovęs, aš jį sustabdau, irgi bandžiau kalbėti, išplatinti jam knygą, sakau, nors kažkiek, neturiu pinigų, matai, pats akumuliatorius ieškau parduoti, sako, neturiu nei cento, nei cigarečių, nei nieko, sako, reikia ieškoti, kad šis tam knygom eik, sako, šalin. Nu, aš dar kažką su juo pabendravau, kažką gražiai nuolankiai. Ir jisai nuvažiavo. Ir aš toliau ten platinau ir už kažkur valandos jis gatvėje mane pasigauna, sustabdo. Sako, aš jaučiu, kad tu man labai padėjai. Sako, kur tos knygos? Sako, aš noriu vieną nupirkti kokią nors. Sako, aš išvažiavau, po tavim pakalbėjęs, sako, išvažiavau visus akumuliatorius, sako, išpardaviau. Visi akumuliatoriai išėję, sako, duok knygą kokią nors, sako, čia man atrodo kažkas, pajutau, kad čia rimta. Nu, tvarkoja, jis irgi paaukoja jam knygą. Nu, visokių tokių nuotykiai žmonės pajaučia. Ir iš visi tą panėrį Krišna visą laiką būna šalia. Aš irgi tą istoriją buvau pasakojęs per praeitą maratoną, per naujų metų naktį irgi. Į tą būseną eini sankirtanas, tu negali išlipti, jau buvo paskutinė diena ir kažkaip vienokiu ir kitokiu būdu jau nutariau nebeplatinti ten vakare, paplatinau truputėlį dieną, jau žmonės pradėjo ten gert, kvailiuoti, ta prasme, jau too much tą magūną. Sakau, tiek to, vakare nebeplatinsiu, grįžau.
namelius, Telšiuose tada buvau. Ir kažkaip šovė į galvą, įsijungsiu televizorių, sakau, žvilgtelsiu, o ką ten nauji metai, kažkokia programa, mano pažįstami aktoriai ten dalyvauja programuose, sakau, pažiūrėsiu, ką jie čia prigalvojo. Kaip tik įsijungiu televizorių ir vaizdas toks, vakarėlis ten naujametinis ir ten tūsinasi visi ir beldžia į duris jiem kažkas. O ten viduje šitie aktoriai sako, o kas ten galėtų belst? Kitas ten aktorius, kur vaidina, sako, galbūt krišnaistas platina knygą, sako. Sako, eikim pažiūrėt. Aš dabar tiksliai neatsimenu, po to atidarė knygas ir ten kažkokia graži moteris atėjo į svečius. Ten kažkaip jie sakė, o tai atėjo mūsų ten kažkokia draugė, kurią net pats Krišna įsimylėtų, sako. Kažkas to. Bet, žodžiu, tu susiduri bet kur pasineri, visur Krišna. Neleidžia įsijungi televizorių, jis irgi ten parodė apie Sankirtaną irgi susiję. Tai va taip Krišna irgi pamalonina, bendrauja, draugauja su tavim. Tokie įdomus dalykai. Ir ta misija labai svarbi iš tikrųjų, platint žmonėm tas knygas, duot tas žinias, nes tai išgelbėja jų gyvybės, kaip ir aš jaučiu labai dėkingumą Šilai Prabhupadai, jis išgelbėjo mano gyvenimą. Tai aš noriu irgi atsidėkodamas kažkiek naudodamas savo talentus prisidėti irgi prie Šilos Prabhupados misijos. Ir pats irgi realizavau, kaip tai yra svarbu, irgi jau tą istoriją buvau pasakojęs, kaip užėjau į vieną irgi butą ir ten šeimyna sako, o gerai, kad atėjot, sako, mūsų mama senyvo amžiaus, sako, jinai jau žudytis kelis kartus bandė, sako, nori vis nusižudyti, sako, eikit, sako, pabendraukit su ja. Ką aš nuėjau iki tos močiutės, ten uždaryta jinai tokiam mažutį kampelį, tamsa visa, tokia jinai guli, tokia visa suriesta, tokia visiškai, tokia slogi labai nuotaika, slogi tokia visiškai tamo gūna. Iš tikrųjų pažiūri, čia užbintuota, tas venas jinai bandė spjautis, močiutė, gal nežinau, 85 metų, dar daugiau. Tai aš su bendrauju močiut, kas yra, kodėl tokia situacija, ta prasme. Tai, jinai pradėjo ten verkšlendama irgi kalbėti, kaip jos nieks nemyli, visi ją guja, nėra prasmės čia gyventam gyvenime, sako, noriu kuo greičiau išeiti. Aš irgi tyliai pasimeldžiau Krišną, kad duotų įkvėpimą, ją irgi tada pakalbėjau su ją. Bandėm tada kartot mantrą, pradėjau mokinti ją mantrą kartot, kad ištartų šventus vardus. Ir be kartojant mačiau, kaip ta atmosfera pradėjo keistis. Kad jai nuotaika iškart pakilo, jinai irgi niekada negirdėjo švento vardo. Pirmą kartą, Harė, mes ten jau kantriai aš su ją, Harė, kad pakartotų, Harė, Krišna, iš pradžių neištarė tą močiutę, ten kartoji, kol ištarė, vienu žodžiu sukartojo tą mantrą. Mačiau, kaip tokia jauti, kaip visa atmosfera iš tikrųjų keičiasi. Ir taip džiugu, ir man jau džiugu širdį pasidarė, mačiau, ir močiutei tą jau džiugu pasidarė. Tai tas šventas vardas labai turi didžiulę galią, pakeitė atmosferą, po to nuėjau su tais jų dukra, su to uošviu. Irgi pakalbėjau, jiem išplatinau knygas, irgi pamokslavau, kaip svarbu palaikyti tą dvasinę atmosferą, dievocentriškai gyventi, jie tokia, taip faina tuose namuose, iš tokios visiškai niūrios tamo gunos, tokia pavirto tokia graži atmosfera. Ir liko knygos, liko mantra tuose namuose. Ir praktiškai Šila Prabhupada ir Krišna išgelbėjo jiem gyvenimą. Jie prisilietė, aš dabar jaučiu, kad jie apsaugoti, gavo tas žinias. O jeigu jie būtų nesusidūrę su tos Viešpaties Šeitanijos misija, tam būtų liūdna pabaiga, būtų jie ten ir pabaigę kaip gyvuliukai, ta močiutė irgi gal būtų nusibaigus pati.
ir tie ten visi tam augūnui tą močiutę guja. Tai va, bet vat, transformavosi, taip transformuojasi. Ir tas iš tikrųjų irgi faina, kai išplatini knygas, po to gali dar pamokint mantrą. Irgi žmonių pamatyti, kaip jie transformuojasi. Tavo akyse, kaip jie transformuojasi. Irgi kaime kažkokiam toks alkoholikas visiškai ten pijokas. Degradavęs visiškai, pinigų ten nieko neturi, nei centą, ten šiukšlynai pas jį namuose. Bet va, paprašiau kartot mantrą su lapu, lapelį, tokį turėjau didelėm raidėm, skautarėm bandom kartot. Irgi ten iš pradžių sunkiai jam sekės, bet tik šiaip netaip pavyko sukartoti vieną kartą ir iškart pamačiau mano akyse transformaciją pas jį. Kaip kitas žmogus suspindėjo akis, toksai atsirado kažkokia prasmė gyvenimu jam. Tai tas viešpaties šeitanės tikrai misija keičia labiausiai puolusius irgi padeda labiausiai puolusiam. Tai va dėl to mes turim būti nešykštus irgi norėt padėti kitiems suprast, kaip tai yra svarbu tiek mum patiem, tiek kitiem. Ir nereikia bijoti, turėti drąsos, tada Krišna apsaugo ir duoda visko, ko reikia. Iš tikrųjų, niekada nieko netrūksta. Jeigu tu užsiemi pamokslavimu, tau niekada nieko netrūks. Nei materialiai, nei ir tu jausi visą laiką visą globą Krišnos. Ir atsidavę mylės irgi. Ar būtų kokių komentarų ar klausimų? Aš gal tokį kaip komentarą turiu ir to pačiu gal pakomentuosit mano komentarą. Tai vienas momentas, mano toks kaip realizacija atėjo, kad kai platini tas knygas žmonėm, ir jie būna paukoja ten, litą ar kažkiek nesvarbu paukoja, tai yra taip sakoma, kad kas, pavyzdžiui, prisideda prie šventyklos statymo, tai jau jam ten siaubingai gerai bus ir visa jo giminiai ir keliom kartom pirmyn ir atgal, begalinė ten nauda šventraščiai rašo. Tai visai atėjo toks supratimas, kad kiekviena šita knyga, tai jinai kaip šventykla yra iš principo, ten yra pas Krišną ir dar gal net ir kai kuriais atvejais efektyviau negu ta šventykla, nes mes rasime žinias apie dvasinį gyvenimą, kur šventykla gal tik tai bus, gal nebus tenais tų žinių. Ir kiekvienas žmogus, kuris litą 10 centų paukosi, prisideda prie tos knygos spausdinimo galų gale. Ir tokiu būdu pats tikslas tai yra kiek įmanoma daugiau tų knygų pasaulyje, kad atsirastų. Ir kiekvienas žmogus, kuris paukoja centą, 2 litą, jie prisideda prie tos knygos išleidimo. Ir tokiu būdu kiekvienas gauna tą begalinę naudą. Tiesiog paukoja litą, bet vien ta jo auka padaro, kad visas jo gyvenimas pasikeičia. Jeigu dar tą knygą pasiima ir dar namie ją laiko, tai net nėra kalbos, kad jis ten gal skaitys, jis gal 20 metų jas neskaitys, bet faktai rodo, kad visi, kas tą knygą namie laiko, tai pasikeičia, tie visi namai pasikeičia ir galų gale po kažkiek tai metų tas žmogus pradeda skaityti. Ne? Nes visi, kas pradėjo anksčiau ir vėliau skaityti ir pritaikyti gyvenime, jie 20 metų tą knygą laikė namie. Ne, aš sakau, mačiutė, ten turėjo, varčiau aš tos paveiksliukus. Ir kitas dalykas, dėl platinimo ten yra kartais kalbama čia tas, svarbiausia, svarbiausia ir anksčiau pirminėse įskonus stadijose tai buvo ypatingas akcentas ir labai stiprus tas platinimas. Dabar mes matom galbūt tokį priešingą efektą, kad platinimas jisai yra labai sumažėjęs, lyginant, kaip anksčiau visi platindavo, dabar vienas kitas gal žmogus išeina paplatinti. Ir yra įvairios idėjos, kad gal tai negalima taip sureikšminti ir panašiai, bet yra toks geras klausimas, kaip klausia, ar jūs tik sėjat, ar jūs tik pjaunat? Pas kokį ūkininką galim paklausti. Tai sakys, jisai ūkininkas, be abejo, aš ir tą darau, kaip galima arba tik sėti, arba tik pjauti, ne? Tai yra labai svarbu ir tą daryti.
Tai tas knygų platinimas jisai turi labai svarbę dalį, kaip ir, aišku, yra daug, kaip automobilių, daug įvairių dalių yra, bet svarbiausia yra motoras. Ir be ratų nevažiuos tas automobilis, bet be motoro irgi nevažiuos. Turi būti ir tos dalis. Ir tas knygų platinimas jisai turi užimti labai svarbę dalį, nes be jos visas tas automobilis, jisai bus ratai, bus viskas, bet jis neburks, jis nevažiuos. Turi būti tas variklis. Ir tai yra labai svarbi dalis. Be abejo, tai vien tik tai, irgi mes negalim sureikšminti, kad vien tik tai knygas platinti, bet pamiršim pavalgyti, pamiršim įsimiegot, pamiršim patys tas knygas paskaityti, vėl neveiks ta sistema. Bet be abejo, kaip ten sako ir Prabhupada, labai konkrečiai svarbiau, sako, šitas yra svarbiau, labai svarbus šitas dalykas. Ir GBC lygiai taip pat irgi pabrėžia savo statutuose, kad misija tai yra labai svarbu, kad šitas knygos atsirastų žemėje ir nugultų visam pasauliu, kaip sniegas nugula po truputį visur, taip šitas knygos, kad visur padengtų visą žemę. Tai yra labai svarbi dalis. Tai nežinau, gal kažką pakomentuosit, ar gal dar kas turės klausimų. Kodėl jūs tiek kalbate apie platinimą ir kuo jis yra tiek svarbus, nes mano nuomonė, tas motoras, jis yra tas tikėjimas ir tas buvimas, tas susibūrimas ir skleidimas iš čia, viskas yra čia, o galbūt tos knygos tai yra toksai man jau labai kažkoks fundamentalus momentas, kai tu tiesiog eini ir tai yra literatūra, nes žmogus priema labiau galbūt tą gyvą kontaktą, kai tu su juo būni šventėj, kai tu jį pakvieti, kai jisai apsilanko, nes ta misija atrodo, tai pabrėžiat, kad misija ir yra platinti knygą, bet misija ir yra, va čia gal tas tikėjimas, tai viską žemėje. Kiek, tokį padarysim testą, kiek iš čia esančių, kurie susipažino su Krišna sąmonė, tai per knygą? Kokia pusė, ne? Tai atsakant į tą klausimą, vienas dalykas tai Šilos Prabhupados prašymas. Visi iš tikrųjų daugelis žmonių, aš kiek pažįstu, daugelis žmonių ateina būtent per knygas. Aš pats irgi atėjau per Bhagavad Gitą, susipažinau su Krišna sąmonė, tai mano pirmas buvo sąlytis. Ir Prabhupada irgi yra kalbėjęs, čia irgi yra šitoj knygoj, kas iš to, kad tu ten 10 minučių kažką pasakosi, pamokslausi žmogui. Bet jeigu, sako, tu jam išplatinsi knygą, tada yra didelė tikimybė, kad jo gyvenimas pasikeis. Nes aš irgi buvau daug susidūręs situacijų, kur žmonės tiesiog, arba aš savo draugus irgi esu pakvietęs į šventyklą, tiesiog ateina, jie pabūna, pavalgo ir išeina. Bet jeigu žmogus jisai turi knygą, knyga yra nesiskiria nuo Krišnos, tai pats Krišna. Tai skaitos, jeigu namuose yra knyga, tai tas pats Krišna yra namuose. Ir jeigu pas žmogų yra knyga, tai Dievas pas jį namuose. O jeigu jisai jį paskaito, tą knygą, tai jis jau atlieka sąmoningą veiksmą. Jau jį transformuoja tą žmogų, norint, nenorint. Šėl Prabhupada sako, jeigu jis perskaitys nors vieną posmą, jo gyvenimas jau keisis, tikrai keisis. Va, dėl to tos knygos yra mistinės. Tai kaip sakiau, pats Krišna, visų priežasčių priežastis. Ir Šila Prabhupada tiek sudėjęs ten viską tose knygose. Ir žmogus, jeigu ją turi, bent palaiko rankose, arba jeigu, kaip sakau, toks sėkmingas, kad net paskaito, jam garantuotai transformuosis gyvenimas. Bet nėra, aš įsitikinęs, kad yra mažesnė tikimybė, jeigu jisai tiesiog ateis į šventyklą nesąmoningai pakviestas, bet jeigu jisai sąmoningai prisilies prie knygos, prie skaitimo, jau jo transformuosis, jis intelektą užims. Dėl to taip yra svarbu
įkvėpti žmonės, kad jie paskaitytų tas knygas. Klausimą ir atsakymą. Toks klausimas, o kokį mes bendravimą galėtume suteikti be knygų, vat, jeigu jų nebūtų iš tikrųjų. Nes knygos tai gelmė, tai yra tai, iš kur mes pasisėmėm tiek daug žinojimo iš tikrųjų. Bet paskui galim pasidalinti. Bet tie žmonės ima tas žinias iš knygų, iš Šilos Prabhupados instrukcijų, ką jisai užrašė. Jeigu nebūtų knygose, mes nežinotumėm nei kaip garbintas dievybės, nei kaip vaišnavai tarpusavį bendraut, nei kas tas Krišna, nei kaip jis atrodo, nei kas tas dvasinis pasaulis. Ta prasme, mes neturėtumėm žinių tada, nei kaip čia pakviesti, nei kaip tą prasadą garbinti, nei kaip jį valgyti, nei ką. Visos žinios ateina per literatūrą, per knygas. Dėl to ten surašyta, o pradžia mokslis, ten kaip namos garbinti dievybės, paveikslėliai, kaip prasada, aukot, mantros, ta prasme. Mes iš jų viską sužinom. Dėl to, jeigu jūs bendraujat su pažengusiu atsidavusiu, dėl to jis žino, kad jisai skaitė, bet jis būtų nesusidūręs su literatūra, jis neturėtų ką pasakyti. Literatūros dėka jisai gali jūs įkvėpti, pakviesti šventyklą, parodyti dievybės, parodyti baktų bendravimą. Bet dėl to, kad knygų dėka. Visur mes einam į universitetą ar į mokyklą, irgi mes viską semėmės iš knygų, viską mokomės iš knygų. Tie patys mokytojai, jie studijavo knygas, ne tai, kad jie tiesiog kalba, knygos nereikalingos maždaug. Kaip Prabhupada irgi vieną kartą juokavo, atsirado vienas niekšas, kurisai sako, viskas yra mumise. Jisai parašė knygą apie tai, kad viskas yra mumise, knygos nereikalingos. Jis parašė tokią knygą, kurioje rašo, kad knygos yra nereikalingos, nes viskas jau yra mumise. Prabhupada sako, niekšas. Prabhupada šitas knygas. Pas mokytojus paklausė, ar jūs skaitote šitas knygas? Ir visi mokiniai taip pasitiro, apsidairė viens į kitą. Nu, sako, Prabhupada, čia sako, mes turim daug kitų pareigų, čia mums tą reikia daryti. Ir Prabhupada jau pritebėjau, taip žiūri, klauso. O sako, žinot, sako, kad aš pats skaitau šias knygas, ką aš parašiau. Ir sako, šias knygas ne aš parašiau, sako, pats Krišna manęs padiktavo. Ir jisai sako, kai aš rašau šitas knygas, Krišna va čia sėdi, sako, ir jis man diktuoja, ką reikia parašyti. Ir sako, tokia. Sako, kokia tada prasmė, jeigu neskaitote šitų knygų? Kas bandė platinti, tai dažnai susiduria su reiškiniu, kad, žodžiu, kažkas tave viduje laiko, kad tik tai neišeitum. Žodžiu, toks turi pereiti per save, kažkaip perlepti kažkokį tai, ir kada jau išeini, tada viskas geriau. Žodžiu, taip pat norėjau paklausti, ar jūs esat kažką tokio patyręs ar patyrėte? Taip, kiekvieną dieną. Tu atsikeli ryte ir nenori. Tai prasme natūralu. Ką Ir tada tu darote? visą laiką mūsų protas viską nors prigalvoja. Come on, šiandien gal pakartok daugiau džiapas, gal biškėlį daugiau paskaityk, bet gal susitvarkysi kambarį šiandien irgi ką nors. O mašiną reikėtų nuvažiuoti padangas pakeisti. Šiandien jau neik, jau kitą dieną nais. Tai protas, blogai jauties, šiandien truputėlį skauda, jau tau nugarą, jau daug nešioji. Visą laiką protas prigalvoja, kad tik neišeit. Tai su to visą laiką kovoji, bet protą ir nugali intelektų. Nugali intelektų, supranti, kaip tai yra svarbu ir kai išeini, kaip sako, tada pramuša. Pati pradžia kažkaip sunku, nesinori, ten būdavo ir kad nuvažiuoji, pasėdi mašinoje, ir grįžti. Taip ir neišėjęs. Kartais vienam sunku, dėl to irgi svarbu ir baktų bendrėje viens kitą
įkvėpti viens kitam, kaip sakyti, į užpakalį įspirti. Dėl to gerai yra palanku keliese. Tai vienas sutinksta, vienas kitą įkvėpia. Tai jo su to susiduri, tai protas čia mus bet kurioj srityje visą laiką nori mus padaryti tinginiais. Prasados rytį kažkaip tokių problemų nėra paprastai. Kaip? Prasados rytį paprastai tokių problemų nėra. Protas netrukdo dažniausiai. Kartais net irgi būna, bet jau čia visiškai tamo būna, kai net tingiai pavalgyt. O jums iš pat pradžių sekėsi knygas platinti, ar reikėjo kažkokį tai periodas praeiti, atlikti tą sėkmę? Atsimenu, kaip dabar pirmą išėjimą, tai buvo Kansas City, prieš 12 turbūt metų, ten buvo Rupanugos vedų koledžas, Danavirgo Swami Maharadžas ten prižiūrėjo ir dabar prižiūri. Tai aš ten mėnesį buvau, ir jis mane įsiuntė, kaip man buvo pradžia Krišna sąmonė, įsiuntė į gatvę, sako, platint knygų, aš anglų kalbos gerai iš vis nemokėjau. Ir davė keletą plonų knygučių. Ir aš visą dieną su tom plonom knygutėm nuo ryto iki vakaro prasivalkėjau gatvėj. Ir vis pakalbinau žmogų, bet nieks nesustodavo, nieks ten nekalbėdavo. Ir man tokia askezė buvo, tokia kančia, kada žiūrėdavau kas 5 minutės į laikrodį, kada grįžti šventyklą greičiau, kada grįžti šventyklą. Ir aš neišplatinau nei vienos knygelės tą dieną. Ir kitą dieną Maharadžas klausė, sako, šiandien nori važiuoti knygų platinti ar geriau virtuviai? Virtuviai, sakau, geriau virtuviai. Ir aš tada jau įsikvėpęs ten plojau tos puodus visus ir kad tik tai ten nereiktų važiuoti. Aš tokį neskonį gavau per tą dieną, tokią askezę. Ir nenorėjau jokiais būdais, sakau, virtuvė. Paskui 3 dieną, sako, gal vis dėlto jau dabar noriu knygų, sako, paplatinti, būtų gerai, sako. Tai jau truputėlį primiršau tą askezę per tą dieną. Tada vėl su baktais išvažiavau platinti, bet vėlgi panašiai buvo didžiulė askezė, aš nemokėjau tos anglų kalbos gerai, žmonės ne vienas nestojo, man ten bandė parodyti, kaip išsiplatina tos knygos, kaip ten nestabdo, bet galiausiai jau gale dienos vieną ispaną sutikau, kuris irgi nesupranta anglų kalbos. Ir jam anglišką knygutę už $1 tada plonytę išplatinau, kažkokiu būdu. Tai toks įkvėpimas jau tada buvo tokia. Tai jau grįžau toksai pusiau ant sparnų jau tą knygutę, kad išplatinau per visą dieną irgi prasivaikščias. Ir tada jau truputėlį toks jau gimė toks entuziazmas, gal visai faina, daug kažkas jau sukontaktavo. Bet pradžia buvo labai sunki. Ir Danaviras Gosvamis palaimina, sakė po to, sako, tu būsi geras knygų platintas, sako, tai jo palaiminimai irgi. Pradžia buvo sunki labai. Nirandžanas Svamis irgi sakė, irgi jam buvo labai sunki pradžia, kai knygas eidavo platinti. Irgi jisai nenorėdavo, ten įsisukinėdavo visom kitom tarnystėm, kad tik tai nereikėtų išeiti platinti. Tai po truputėlį kažkaip po to atsirado skonis, kaip sakau, nuo tos vienos knygutės jau kažkas sukontaktavo, jau tokį skonį truputėlį gavai, pajutai kažką tokio subtilesnio. Ir po to po truputėlį taip įsivažiavo, paskiau kitų atsidavusių platintojų dėka, kurie įkvėpdavo, parodydavo savo pavyzdžių. Vaišnavas Seva, Irmantas Prabhu, irgi mano vieni iš pirmųjų sankirtanos mokytojų, su jais bendraujant. Po to įgauni patirtį, įgauni skonį, po to atsiranda toksai stabilumas netgi. Aš tas irgi galvoju, kad neužstrigt, nes dabar toksai stabilumas atsiradęs,
Aš jau žinau per vieną laiptinę, kiek išplatinsiu, kiek laiko tai užtruks, ta prasme, kitą laiptinį vėl, kiek išplatinsiu knygų, kiek laiko užtruks, toks fiksuotas pradėjo gautis. Tai galvoju, kažkaip reiktų kažką galvoti, kad jos didėtų, tai, tai platinti. Bet dabar toks atsirado, maždaug žinai, kiek išplatinsi per 5 aukštį, per laiptinę, kiek išeis storų knygų, kiek plonų, kiek aukų surinksi. Ta prasme, toks atsirado stabilumas. Galvoju, irgi kažką reikės pamedituoti, pamastyti, kaip jau reikėtų tobulėti. Tai pirmą kartą, kai tavęs atkeliavo knyga, kaip į tave Mažensas studijavau iš tikrųjų tai labiausiai vaikystėje ir paauglystėje mane domino ufonautai, nežinomi skraidomi objektai. Irgi aš labai domėjaus ten, skaičiau, pats netgi mačiau visokius ten ir žvaigždės skraidančią dangui mačiau ir ten raudonus kažkokius objektus neaiškius, pats irgi patyręs su to, tai man ten buvo labai įdomu, aš visą laiką domėjausiais. O po to kažkaip pradėjau domėtis tokia ezoterika, bioenergetika irgi visokios psichologinės knygos. Paskui toksai buvo egoistinis mano iššūkis perskaityti visus pasaulio šventraščius, visas filosofijas perprast. Kai pradėjau skaityti, nuėjau, atsimenu, į bibliotekos skyrių, žiūri, ir pradėsiu nuo pirmos. Maždaug buvau įsibrėžęs ir skaitysiu visas knygas filosofijos skyrių. Irgi buvau pradėjęs skaityti ir kaip tik papuolė po to Bhagavad Gita vieną dieną. Irgi tam skyriai buvo Bhagavad Gita. Aš pradėjau skaityti irgi norėjau skaityti tam, kad įgaučiau kažkokios galios ir būčiau protingesnis už kitus, kad galėčiau valdyti kitus, būti kietesnis už kitus. Tai tokia buvo toks tikslas skaitant Bhagavad Gita. Ir po to mes matydom irgi, aš tada studijavau aktorinį, ir su aktoriais irgi matydom, kaip tie krišniukai irgi po gatvę laksto dainuoja. Mes scenoje irgi juos mėgdžiodavom, irgi Hari Krishna, Hari Rama, irgi mėgdžiodavom, kaip jie šoka. Po bendrabutį tokį būgnelį turėdavom, tokį tuk, irgi per bendrabutį lakstydavom Hari Krishna, visas tam prasme. Tipo fun. Ir vieną dieną, čia žiūrim, adresas yra, su kursiokai sako, davai, nueinam, pažiūrim, ką jie ten išdarinėja, tie krišnaistai, kas ten šventyklai gera pas juos, ką jie ten veikia, kas ten vyksta, pasmalsausim. Ir sekmadienį mes ten nuėjom ir tai pasijutau iš tikrųjų kaip namuose. Pirmiausia, tai Šrila Prabhupada labai, ne dievybės netaip įdomu buvo, bet Prabhupada pajutau tokį labai tėvišką kontaktą, kaip iš tikrųjų, kad man jisai savas, ta prasme, žinomas, toksai, kaip iš tikrųjų, kaip savas kažkoks ryšys iš karto, kaip būtų su Šrila Prabhupada. Po to kursiokai ir klausiau, tu čia tikrai nebuvęs, sako, buvęs tavo atrodo, aš nesakau, irgi pirmą kartą, jam irgi tai pasirodė. Tai va, toks buvo pirmas kontaktas, irgi prasadas labai mušė į galvą, atsimenu, kaip po sekmadienį irgi visi išplasnuojam iš šventyklos 5 centimetrai nuo asfalto, kaip sakyti, įskridom. Labai prasadas irgi mušė į galvą, tas toks skonis, kaip dabar atsimenu, to sabdžio, pirmą kartą, kai paragavau. Tas šventiklinis sekmadieninis sabdis. Tai va, tokia buvo. Irgi per knygą, per Bhagavad Gita. Maždaug prieš 30 metų ir aš išplatinau keletą knygų. Tada buvo ant tų kopijavimo mašinų kopijuota ir aš ten bendravau, draugavau su menininkais ir bene pirmą knygą išplatinau kompozitoriui Mindaugui Urbaičiui, dabar jis muzikos akademijoje profesorius. Bet nesiskundė. Žinau, kad ten tuo metu davė lyg tai simbolinį litą. Ne, rublį. Simbolinį rublį. Ir noriu paklausti, ar pačiam teko, reiškia, platinti knygas, susidurti su kokiais nors menų mokslo? Tai jo, aišku, aš kai studijavau akademijoje, tai praktiškai visi profesoriai Bhagavad Gita turėjo. Aš jam išdovanojau, ne? Lietuvos muzikos ir teatro akademija dabar vadinama. Jo. Tai ten jo daug kas turi Bhagavad Gita.
Tas pats mano dėstytojas, profesorius Jonas Vaitkus, irgi kurisai po to įsikvėpęs, mes kartu su juo tris paras pas jį sodyboj skaitėm, įvairias paskaitas klausėm. Irgi, kas tas yra, jisai įsikvėpęs, dėl to mane pakvietė ir padėstytojaut jo studentam. Irgi Hari Krishna padainuot su studentais. Tai aš pirmą kartą, kai mane priėmė į darbą, su tais aktoriais aš 4 valandas Hari Krishna visi dainavom ant viso fakulteto. Tai aidas giniotis, nedrįso niekas sakyti, bet po to Vaitkui skambina, sako, kas čia yra, sako, ką aš čia noriu bažnyčią padaryti iš fakulteto, sako, taip, sako, gal tu. Po to Vaitkus sako, tu pirmą dieną, sako, biškai ramiau, sako, išmes tave iš karto iš darbo, sako, truputėlį subtiliau, sako, arba jeigu ten norit kažką labai garsiau, sako, ateikite į Rusų dramos teatrą pas mane, sako, ten padainuosit. Tai va irgi pirma tokia, nes aktoriai visi labai įsikvėpė, tai nuoširdžiai pradėjo visi dainuoti, skambėjo visas fakultetas nuo Hari Krishna. Tai ten truputėlį taip per galingai pradžia buvo. Tai jo, Marcinkevičiūtė tokia irgi profesija, Marcinkevičiaus sesuo irgi jai susidomėjo ir paaukojo Bhagavad Gitą, irgi ją išplatinau. Daug praktiškai visi dėstytojai prisilietė prie to. Aš ir mokslinį darbą rašiau, aktoriaus veikla Dievo sąmonėje remiantis vedų šventraščiais, mano tokia buvo magistrantūros tema. Tai irgi ten šokiravau visus profesorius. O dar buvo man pradžia toks fanatiškas, aš buvau, maždaug niekšai jūs, menininkai, jeigu ten neįsivalę geria, trūko, ten ką jūs galit meną duoti, maždaug ten švarų. Bet ten tokių aktyvus buvo toksai puolimas. Bet išlaikiau, gavau 5 iš 10. Bet vis tiek užskaitė mano darbą. Kol kas svarbu yra žinot, kaip knygas platina, žinot, kas jūs aprašyta, supratus. Tai va, nuo to priklausoma mūsų jėga, mūsų šakti. Kiek mes turėsim jėgos žmonėm. Jeigu mes patys nežinom, kas ten rašyta, nes būna pas Bhaktų daug atvejų yra pasakoje, kur platina knygą ir žmogus klausia, tu pats žinai, kas ten parašyta? O čia nauja knyga, dar nespėjau, maždaug. Krišna irgi patikrina. Nauja knyga, dar nespėjau paskaityti, tai ką tu čia dabar man duodi, pats nežinai, ką duodi. Maždaug. Tai tas yra svarbu, mūsų jėga sanskrito kalba šakti, mes įgaunam skaitydami tą knygą, žinodami iš tikrųjų. Tada su ta realizacija, kai duodi žmonėmis, jį tikrai sudrebina. Bet asmeniškai aš žinau, kad man reikėtų truputėlį daugiau paskaityti. Nes aš daugiau platinu, negu skaitau. Man reikėtų daugiau skaitimų skirti iš tikrųjų. Buvo sąjunginis rašytojų pasitarimas. Ir į tą pasitarimą atvažiavo įvairūs rašytojai iš Lietuvos, iš Latvijos, iš Estijos, iš Mongolijos, Kinijos ir taip toliau. Ir atvažiavo Čiukčius. Dabar to Čiukčio klausia, sako, Čiukčia, ką tu skaitėjai? Sako, ar Dostojevskį skaitėjai? Ne. Dreizerį skaitėjai? Ne. Mieželaitį mūsų skaitėjai? Ne. Ko klausė? Tai sako, neskaičiau. Dabar klausia Čiukčia, ką tu vis tik tai skaitėjai? Čiukčia sako, Čiukčia ne čitatelь, Čiukčia pisatelь. Čiukčia neskaitytojas, Čiukčia rašytojas. Dar jūs norėt kažką? Jeigu knygos nesiplatina ilgesnį laiko tarpą, tai ar dėl to, kad tu nenori duoti tą knygą, tavo nuoširdumo nėra, ar patirties nėra, dėl ko taip gali būti? Dėl ko nesiplatina knygos? Jo, nuo mūsų iš tikrųjų priklauso. Būna irgi, platini, nei iš jo, nei iš to užstringa. Atrodo, viską tą patį darai, bet užstringa ir nebeina viskas. Tada žmonės tie patys, ta prati, tos pačios mantros kalbi su jais, bet nebeina. Ir viskas, ką tokiu tada atveju darai, tada sustoji ir pradedi melstis.
pradedi melstis Šrilai Prabhupadai, pradedi melstis Gosvamiams, prisimeni Maharadžus, Vančia Kalpa kalbi, bandai išaukti nuolankumą, bandai tada prašyti, verkti, Krišna, daryk ką nors, nes stringa procesas. Šrila Prabhupada padėk. Mes turim tada eiti tą nuoširdumą ir nuolankumą. Ir kaip taisyklė, aš ir visą laiką irgi padedu, kai taip nuoširdžiai pasimeldi, paprašai, tada vėl atveria tau. Viskas priklauso nuo mūsų. Kartais parodo irgi, kad mes nesididžiuotumėm, irgi užblokuoja, kad parodo, kad čia ne tu čia platini, ne tu čia reguliuoji viską. Nori tau uždaro vartus, nori atidaro vartus tą platinimą. Kartais pats nesupranti, ta prasme, to parodo, kad tau atrodytų neturėtų imti knygas, ne tavo sąmonė visai jauties susiteršęs, toks nenuotaikoje, visas depresuotas ir vis tiek žmonės ima knygas. Tada tu supranti, kad ne tu platini, o iš tikrųjų Krišna platina per tave. Tai va tokiu du. Kad Krišna platina, ne tu platini. Ir kitas dalykas, mums nereikia prisirišti prie rezultato, mums tiesiog reikia daryti. Ar ten vieną knygą įsiplatins, ar 1000 knygų. Tiesiog tu atlieki savo pareigą. Šrila Prabhupada, dvasinis mokytis prašo ir aš tiesiog darau. Aišku, stengiuosi ne tai, kad atmestinai. Prašau Krišnos, kad padėtų, užimtų, bet neprisirišu to pačiu prie rezultato. O kaip sakiau, būtent sankirtana ir moko visų šitų dalykų. Neprisirišti prie rezultatų, ugdyti nuolankumą, pagarbą gyvom būtybėm. Suprast, kad Krišna yra besimėgaujantis, kad Krišna yra geriausias draugas, kad Krišna yra visako savininkas, tai to per sankirtaną tos dalykus padeda realizuoti. Labai taip dainavo Krišna, taip stipriai dainuoja. Ir aš taip pagalvoju, kad nebereikau, kad jūs ta jėga yra, nes tikrai žmonių nebijot, ir taip drąsiai einat platinat knygas. O iš tikrųjų, ką daryti, jeigu bijai žmonių kartais? Va tada jie irgi pradės jūsų bijoti. Tas yra labai svarbu. Jeigu tu su baime eini pas žmonės, jie tą pajaučia, kažkas čia ne taip, jie irgi pradeda bijoti, tada bijo įsileisti. Bet čia truputėlį reikia būti, kaip aš sakau, transcendentinio naglumo reikia turėti, einant pas žmonės. Tu turi būti drąsus eiti pas žmonės. Ta prasme, ir Krišna tada apsaugos. Kitas dalykas, kas yra svarbu, reikia suprast, kad visi žmonės mūsų yra savi kaip giminės. Jeigu tokį požiūrį mes įsiugdom, kad visi, ką mes sutinkom, tai yra mūsų šeimos dalis. Ir tas žmogus labai pajaučia, jeigu tu eini pas žmogų kaip pas seną draugą. Ne tai, kad oficialiai kažkaip kaip pas kitas čia platintas, čia jisai priėmėjas. Ne, eini kaip pas giminę, kaip pas savo žmogų. Ir su juo kalbi nuoširdžiai tai kaip su savu žmogu. Paprastai apie buitį kažką iš pradžių pakalbi. Tada žmogus, čia truputėlį irgi menas, kaip per 30 sekundžių padaryti žmogų draugą, kad jisai nepasit. Bet tas yra, jeigu jis pajunta, kad tu esi draugas jo, tai ta prasme jis tada duos auką ir paims knygą. Dėl to tas yra svarbu padaryti, sukurti tą atmosferą, kad žmogus pajustų, kad tu esi jo draugas, senas pažįstamas. Tas galbūt kartais ir sunkiausia padaryti. Pirmiau pakėlėt. Norėjau paklausti, kad kaip artimiesiams pamokslauti, turbūt dar sunkiau, nes kaip sako, savo namuose kalbam, kad nepyksta, jie nenori priimti kažkokius jaunėlis. Yra tame tiesos, nes mes kitaip juos žiūri, mes prisirišę, mes negalim atsirišę pamokslauti. Yra toksai motyvas, kažkoks vidinis motyvas neteisingas, kuris trukdo teisingai saviškiam pamokslauti. Nes mes prisirišę tada prie rezultato labai. Duodam žūtbūt, turim pakeisti. Ir aš atsimenu, kaip savo mamą irgi
Užknisau pradžioje visiškai tą. Kaip aš irgi fanatiškai ją ugdžiau, kaip negalima liestis prie nosies ir iškart plautis rankas. Kaip visi tie standartai labai aukšti. Jo pačioj pradžioje irgi. Bet vat mano mama kantri kažkaip persilaužė, dabar baktas irgi kartoja šventus vardus, bet pradžioj buvo labai sudėtinga, na irgi galvoja, kas čia per sektą, aš kreipsiuosi į Teisingumo ministeriją, tu papuolė, apgavo tave, jinai, kol galiausiai čia pakviečiau, atvažiavo į Vilniaus šventyklą, pabendrau su žmonėm, pamatė, kad čia nėra taip baisu, kaip atrodė. Ir tada po truputėlį pradėjo irgi skaityti knygas, kartot mantrą, tapo baktas. Tai jo, giminėm yra sunkiau, bet savo pavyzdžių tiesiog ten iš mūsų labai pareikalauja giminėjai, tai jie tave žino, ta prasme, tu gali einant pas svetimų žmonių suvaidinti, kad tu šventasis esi, tave gali palaikyti, kiti ir garbina, ir priima kaip šventuolį, nes tave nepažįsta pačio gilumos, o artimieji tave pažįsta gilumą, o pas mus natūraliai širdį yra daug nešvaros. Ir mes jiem pamokslaujam tą, ką patys giliai nerealizavę ir jie tave nepriima. Bet giminėjai tai tas ir yra išbandymas, jeigu tu savo pavyzdžių tikrai labai giliai tą realizavęs ir savo pavyzdžių tikrai rodai, mato tave laimingų, kad tu keities, nes Krišnos sąmonė paprastai padaro žmogų, jisai labai tobulą jo veiklą pasidaro, jisai tikrai labai didelis pavyzdys ir įkvėpia kitus žmonės, jeigu mes teisingai būnam Krišnos sąmonė. Ir tai įkvėpia irgi giminė, tai dėl to giminiai geriausias pamokslavimas yra pamokslavimas savo pavyzdžių. Ir rodyt, kad Krišnos sąmonė iš tikrųjų yra, būt Krišnos sąmonė, tai būt laimingu, pilnatviškai laimingu. Tai mes turim patys dirbti su savim ir tada keičiasi aplinka, keičiasi giminės. Bet kitu atveju aš irgi nelabai drįstu iš tikrųjų dar platinti saviem, ta prasme, arba savo kaime, kurie mane labai gerai pažįsta. Vėlgi dėl to, kad reikia labai didelės švaros. Nes tavo žino nuodėmės, dar kažką. Ir tu nori dar atrodyti geriau negu koks tu esi, dėl to sunku saviem pažįstamiem platinti. Na, geriau, kurie tave nepažįsta, kuris, kaip sakau, palaiko šventuoju, tada lengviau. Bet kiek aš iš kitų baktų esu girdėjęs, kuriem jie irgi tą panaudoja tą, kad pažįstami. Ta prasme, irgi įkvėpia tada juos gerai. O, tai tu čia savas, tai čia tau gerą dalyką maždaug. Aš atsimenu Raseiniuose, aš gimęs Raseinių rajone Viduklį, Raseiniuose daug praleidęs irgi ten ir pramoginiai šokiai, teatras buvo irgi su kultūra. Aš irgi platinau per daugiabučius ir nežinodamas paskambinau senam draugui, kur mes ir teatre kartu vaidinam, ir kultūros namuose visokius renginius. Ir aš sustigau, taip netikėta, man buvo jį pamatyti. Maždaug, labas. Kaip tu čia papuoliai, sako. Nu, sakau, kažkaip pagalvoju aplankyti, žinai. Tai iš kur tu žinai, kur aš gyvenu? Kažką, nu nesvarbu, kaip veiki, bet aš nedrįsau jam nieko pasakyti. Krišną sąmonę, prasme, aš čia platinausi juose su knygom, ta prasme, aš tas knygas jau slėpiu. Niekaip nepavyko, po to, neperžengiau to momento, kad jam koks iš tikrųjų. Tai taip ir įsiskyrė mane, užsukau į svečius, ale pabendravo, bet toliau keliauju. Pat aišku gaila, irgi draugui nesuteikiau galimybės, ta prasme, neišdrįsau. Bet gal reiks ištaisyti klaidą. Mes kaip ir turim pabaigti, o ne? Tai dar vieną komentarą ar klausimą. Kaip sakiau, aš jaučiu didelį dėkingumą pirmiausiai Šilai Prabhupadai, kurisai mane išgelbėja. Noris bent kažkiek prisidėti, atsidėkoti jam. Ir
O tą nuoširdumą, nuolankumą tai priverčia patys žmonės padaryti, kaip sakau, kai tu platini, tu neišplatinsi, jeigu nebus nuoširdumo, nuolankumo. Jie tave priverčia, jeigu tu eini kaip kirvis, tai tau kai kirs atgal, tu turi nueiti nuolankumą, nuoširdumą. Priverčia aplinka žmonės pasidaryti, kiek įmanoma nuolankių, nuoširdžių, kad tu jaustumės, kad ne tu platini, o Krišna per tave platina. Tai va, visi galit pamėginti ir tą priversim aplinka pasidaryti nuoširdžių, nuolankių. Tai va, ir kaip mes minėjom, paskutinis tada akcentas, kas norit, Sankirtana Prabhuva pakalbėjom, galim išeiti kažkada paplatinti. Aš galvoju, gal net šiandien ar rytoj. Sekmanį paprastai visi žmonės namuose, aš daugiau akcentuojas per butus, per kambarius, kaip sakiau. Gatvėje nesu didelis ekspertas, esu mėginęs, bet aš norėčiau labiau per butus. Tai va, kas norit, galim išeiti pamėginti praktiškai, kaip tas atrodo. Tai kiek mūsų čia yra, autobusiuką kažkokį. Kas norėtų, pakelkit ranką, pamėginti, išeiti. Aha. Tai čia tie, kurie nenorėtų pakėlė, o visi kiti reiškės užsiėmė jūs čia kažką šventyklai. Tai va, jūs nutarkite iš tikrųjų, kaip patogiau. Ar šiandien galim išeiti pamėginti paplatinti po prasado vakarienės, aš irgi tokia mintis kilo, kad galbūt dabar sekmanis irgi dar žmonių nemažai namuose. Ar ir šiandien, ir rytoj. Tai va, nutarkit ir kas norit, va, galim išeiti, pamėginti praktiškai, kas tas transcendentinis kaifas, kaip atrodo. Duot žmonėm Krišną. Tai iš tikrųjų didelis džiaugsmas. Tai ką, ačiū tada labai. Ar Krišną, platinkit knygas. Ir buvo. Per kitko į šventyklą turės atkeliauti, išėjo Šrimad Bhagavatam naujos 5 ir 7 giesmės. Tai va, kreipkitės į šventyklos administraciją ir įsigykit šitų naujų knygų. Ribo.